Šiandieną reporteris Kersas su pačia nuostabiausia iš visų klaipėdiečių. Ji prisistato kaip faina ir dar kaip labai graži ir išvis sako, aš gražesnė negu aktorius Smoriginas. Variantas. Vasarą praleisti su kareiviu. Su kareiviu? Gerai, užteks. Jeigu kas atsiminėt šitą poetę, tai jau žinokit, čia ta faina iš Klaipėdos rajono, o dabar gyvena Vilniui. Dirba kasininkė Akropoly. Maksima dar. Maksima sako. Ir gerbiama faina nori dabar jums papasakoti, kodėl ir už kiek jį nusifotkintų Playboyui. Nesifotografuočiau šitam žurnalui. Faina sakė savo papuko nerodys nei seniui, nei jaunam. Faina sako, turėjusi tiek bernų, kad tik du atsimena tikrai normalius, o visi kiti labai pamirštami lengvai, nes jie tipo buvo visokie neseksi. Ir dar, faina draugavo su bernu iš laidos Meilės trikampis. ir tarp jų nebuvo jokio sekso, 3 mėnesius. Nebefilmuok! Čia reporteris Kersas ir faina, kuri neturėjo sekso 3 mėnesius. Atkūtęs, atsipūtęs, jaunas gali būti ir žilstelėjęs truputį, svarbu gerai pabūti, lieknas ir nesiskutęs. Užteks tų dainų! Faina nusimesta bliuską ir parodyk, ką turi. Ne, niekada. Bet faina sakė, pažįsta Stano. Su Stanu įrašinėjom kartu dainą, jisai man sukūrė tą dainą. Taip? Taip. O dar ateityje nori susipažinti su Džordana Butku. Manau, kad ir susipažinsiu. Palaukit. Čia faina ir Kersas iš dušo, o toliau tęsiasi reikalai visokie.